O ką daryti, kai prispiria didelis reikalas? Kokį žmogų sutiksiu, paprašysiu, kad įpiltų. Šnabžda angelai. Prie pusė dėt galvą čia. Ne, karvė vidury upės. Tai tavo mama. Plauk. O ką daryti, kai prispiria didelis reikalas? Tai reikės šito dalykėlį, susirandi kažkur tais kitur nuošalesnę vietelę. Tada įsikasi duobytę, kuo gilesnė, tuo geriau. Tada savo šitos ir gražiai šito nekasim, šit ir užkasi. Ir palieki tvarkingai. Vandens beturiu tik tai tiek. O dabar tvarkaus, po truputį viską rušiuojuosi ir lydėsim link Lyduvėnų. Netoli mačiau jau iš drono tiltas matas. Yra 15 laipsnių šilumos. Mano bardakėlis po truputį tvarkosi. Reikia paskubėti. Labai ilgai kažko tai šiandieną ruošiuos. 7 valandas. Viskas. Palieku šitą nuostabią stovyklavietę. Va, labai gera buvo. Švaru, tvarkinga. Ir baidarė vandenėlį. Ir reikia bandyti pradėti. Kelintą čia 4 dieną jau. Jau 4. Kokie gražus pumpuliukai. Čia vietelė tai pasaka. Jo. Nu jo, tas tiltas Lyduvėnų įspūdingas statinys. Ai, negalvau, kad toks didelis bus. Jau plauki dabar? Plaukiu. Reikia dabar žiūrėti parduotuvę, nebeturiu vandens. Baidarę palieku. Šičia esu Lyduvėnas. Reikia būtinai nusipirkti vandens. A, irklą įkišau čia į krūmus. Stasy, nereikia irklą nešiuotis, įkiši į krūmus, į žuolės ir paliekite, nieks ten neras.
pyragas. Šiandien Liepos 6. Eik. Ai ne. Na 9 valandą tik dirba. Dabar yra 36. Nu, pėdinot gal prie baidarės. Realiai man reikia tik tai vandens. Nežinau, vare pasiimsiu šiukšlės, dar pamiršau šiukšlės įsimest. Jeigu kokį žmogų sutiksiu, paprašysiu, kad įpiltų. O jeigu nerasiu, tada reikės eiti vėl atgal į parduotuvę. Žygiuoju dar kartą. Oi, pasiėmiau šiukšlės, mačiau, kur išmest. Pasiėmiau bembelį. Na, vandens prisipirkau. Dabar tai, žinok, čia šulinį yra. Mokykla užrakinta, aš prileisiu iš mokyklos. Nebent pa žmonių paprašyti. Nes parduotuvėje buvau nuėjęs parduotuvėje. Nu, 9. Nu, maros Tai dabar. netauk, čia kiek čia Jau bėra. dabar, supranti, mačiau, kad pardavėjai lyg tai nuvažiavo, jinai, nuo 9. Čia vietinė yra, kaip tu nori dabar. Aš einu pabandyti. Nu, pabandyk tenai. Čia tiesiai. Eina keliu, ten iki kalno, tas tvora baigsis ir sukis į dešinę ir ten pakraštys galėtum praeit pamiškių, parkie manytum, nu, kokį 50 metrų ten ir toks šaltinėlis, bet žinai kaip yra, tau irgi. Pabandys. Pabandyk, nu, ten gryn šaltinis, vanduo. Surasi, gal ką paspirauk, gal leis. Gerai, nu. ačiū. Nu, va, radau tokią, ėjau link šaltinėlio, žiūriu moteriškę, daržus laisto, tai paprašiau įpils man vandens, nebeis į parduotuvę. Neblogai. O, ačiū labai jums. Ne, už ką, mes irgi keliaudavom su mokiniais, kai kas padėdavo kur nors kelionėse, tai būdavo labai ačiū. Sakiau, visą gyvenimą padėsiu, jeigu kam reikės. Koks vardas jūs? Kaip? Koks jūsų vardas? Valerija. Valerija, ačiū labai. Nes Jums sėkmės. aš plaukiu iki Jurbarko. Dėkui. Žinau tas vietas. Dėkui labai, ačiū. Ir grįžau vėl prie tilto, papusryčiausiu, toliau judėt reiks. Šiandien nėra šilta kažkaip, vėjas nemažas ir temperatūra gal iki 18 tik pakils. Nereikia irklą nešiuot, įkiši į krūmus, į žolės ir palieki, kad nieks ten nėra. Irklo prie parduotuvės nepalikau, nes mano irklas buvo krūmuose paslėptas. Pusrytėliai po tiltu ir su vaizdu į tiltą. Greitai užkandu, dar turiu užkandukų, maisto užtektinai turiu, tai dar kokias 3-4 dienas be problemų galiu keliauti, vandens turiu, apsirūpinta liuks. Pamiršau paleist laikrodį. Na nieko. Čia pridėsim kažkiek tų kilometrų nuo tos mano vietos iki Lydų vienų, nežinau, kiek čia buvo. Paskaičiuos. Ilgi šlaitai. Užeina toks lietutis, palyja, paskui vėl nebelyja. Tai šiandien tą dieną panašiai ir tokia ir bus. Saulė šviečia, valėtas lyja. Kumetlin, duš jaukas, kumetlin. Kumetlin, duš jaukas, kumetlin, širdis elsas, lailin, 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 lytus. Nu čia rimtas baidarių nuomos punktas. Baidarių pilna irklų ten, irgi dideliais kiekiais. Kažkokia trasa dar. Kiek baidarių. Ir ten trasa. Su padangom kažkokiam leistis.
prieky kažkoks reikaliuks. Eina savo, bet čia status jie. Nu. Vat ir reikaliuks. Eina savo užpakalis, biški pašlapo. Adrenalinas sukilo. Nenorėčiau visai apvirs šiandieną. Kokie gražuoliai du. Slengstis. Čia toks nedidelis. Labai lengvai įveikiamas. Nu, dabar tik tai neužstrikt. Nes čia žiauriai seklu. Šiaip tai labai seklu yra kai kurios vietos. O. Didžioji daly upės tikrai nuobodu, tiesų, nieko gero. Nu, bet va, kaip tokios vietos, tai visai linksmai jau. Yra kur akis paganyti. Braliniškiai. Ja, braliniškiai. Šiandien vėjas tai žiauriai stiprus, medžiai linksta, bet upiai kažkaip aš to nejaučiu. Ir dažniausiai jis būna man į nugarą. Tai kas yra į naudą man. Na tai kas Neptūnui padėjo visas tas palinkėjimas, kurį vandenį pyliau. Va čia aš pietausiu. Akmeniniai saloj. Perlinių kruopų sriubo agurkinė čia vadinas. Mama mano daro žiauriai geras ir bitė. Šilumos biškiuką pavalgau ir reikia judėti. Nėra šilta. Tikrai nėra šilta. Mamos sriuba pat geriausia. Čia tavo mama. Šalta. Net sijoną užsidėjau, nes apačioj užpakalis truputį pašlapęs. Tai ypač dar kai pastovi krante vėjas papučia, nu tai tikrai nėra malonu. O su sijonu šilčiau iškart, ten viduj šilumos prisikaupė. Pirma rimtesnė kliūtis šioje tarpoj. Eina savo, kaip aš nenoriu prisimint va tų medžių. Man dubisa visam gyvenimui įstriks.
Nu ką, važiuojam dar vieną užtvankėlę. Wow! Šitą tai buvo jo. Eik, tu savo, gerai sijoną buvau sėdės. Nu, čia tai... Širdelė tai tų. Čia biškita buvo įdomiai. Dar su peleku variau. Gyvas, ką žinasi. Ragas ir buvo, nutrūko peleko. Nutrūko peleko būno. Kažkas su peleku negerai. Pamiršau įsitraukti. Pelekas tas sveikas. Tai gerai, kad buvau su sijonu. Čia būčiau pripylęs biškį. Tai kai kurios vietos pakankamai nelengvai prasiplaukia. Bet ačiū Dievui, kad prasiplaukia. Va, koks gilis vidury upės. Ir čia tokių ruožų yra tikrai daug, kur atrodo vos gali praplaukti. Ne, karvė vidury upės. Ai, karvė, aš taip taip. Eik tu savo, gal. Nu dar nesu matęs karvė vidury upės. Eik tu savo. Ei, tik tai ne. Ot gražu, klausyk. Esu dabar už Betygalos. Nežinau dar kiek lieka iki Ariogalos. Na, jeigu šiandien Ariogalą pasiekčiau, tai būtų labai gerai. Bet jeigu čia bus šitaip, tai nežinau. Čia negali sustoti, čia visą laiką turi judėti. Bet tokie nebaikštus. Gerai. Iki Ariogalos nebetoli lieka, tai šiandien turbūt Ariogalą pasieksiu. Orai tai tokie nusimato trečiadienį labai prasti. Nežinau, žiūrėsim, galvosim, ką toliau daryti. Tokį viečiukę. Aišku, užlipimas nekoks čia, bet va, kas yra virš galvos. 5 valandas. Nežinau, ar aš be noriu plaukti šiandieną, nes rodo lietų naktį, o čia tai būtų žiauriai gerai pernakvot. Ai va, kas čia. Čia yra netoli Daugirdėnai, Baidarės ir čia aš esu toj kilpoj. Bet nežinau dabar ką daryti. Ariogala nebetoli ir tada rytoj iki Nemuno ir viskas mane susirenka. Lieku čia, nes naktį rodo labai daug lietaus, čia įmesiu kaip debesis eina, grinai visą naktį turėtų normaliai lyt. Tai aš galvoju, šitą pastogę mane gelbės. Pasitrauksiu stalą, užsidėsiu tentą. Na ir kaip nors pragyvensim šią naktį. Va, pas mane bordakėlis toks. Jau viską kaip ir apsidėliojau. Darysiu makaronų su konservais. Ir aš žiūriu dabar video iš Nemuno. Į tau linkėjimai. Mano receptukas šiandieną irgi toks paprastas. Įsivirsiu makaronų, pasišildau konservų, turiu va druską, pipirai, prieskoniai ir va, tas pats. Vieną kartą valgiau, tai taip užsimaniau, dar kartą tokią pačią. Ir gaminame savo.
Niam. Makaroniuką išvirė. Čiutės tušonka. Dar šyla, bet šalta. Nemalonus vėjas pučia. Reiks turbūt pavalgyti, lysti palapinę į miegmaišį šiltai ir šiandien va taip užbaigti dieną su YouTube. Patiekalas nepasimantriausias, bet kaip tokiom sąlygom, tai skanu eina, čia yra labai skanu iš tikrųjų. Dar kokio agurko būtų, tai žinot, ką geriausia rendelius plauti yra, va, imi iš smėlio. Švariai viską ištrini ir skalau ir viskas. Tavo į bliūdai švarus. Ne pati maloniausia vieta, ne? Bet neturiu kur dėtis. Šiandien reikia taip. Kokių dar čia įdomybių radau? Jie atspindinti... ne, čia yra. Šviesą galima skleisti dviem būdais. Būti žvake ar ją atspindinčių veidrodžių. Opa. Ir ten buvau nuėjęs, ten dar yra tų pagaliukų prikabinta. Tokie takeliai išpjaustyti. Jei ieškote kūrybingų idėjų, eikite pasivaikščioti, kai žmogus vaikštinėja, jam šnabžda angelai. Raymond Minmo. Nu, neįsiu aš gal pasivaikščioti. Čia tokie medžiai, viskas taip įdomiai čia. Įdomi vieta. Į kurią pusę dėt galvą čia. Mano nakvynės vieta atrodo šitaip. Viską įsirengiau. Reikės dar rūbus pasiimti, susidėti, bet išdžiūvo viskas sausa jėga. O naktį rodo lietaus. Nuo 12 pradės ir visą naktį turėtų lyti. Labą vakarėlį. Aš jau į savo balkoną įlindęs. Šilta, gera. Tai pabandom aptarti šiandienos dieną. Visko buvo, iš pradžia sunkiai labai buvo, tada buvo slenkščių tokių, rimtų slenkščių buvo ir pavyko per dieną praplaukti 45 km, plus dar tas atstumas iki Lyduvio, ten kur nematau, tai iki 5 km ten bus, tai visai neblogai aš galvoju. O ką šiandien dar? Nieko. Reikia miegot rytoj ir anksčiau keltis ir lėkti į Ariogalą, nuo Ariogalos iki Nemuno, o tada užėsim toliau ką darysim. Viskas priklausys nuo orų prognozės. Arba mausim į Jurbarką, arba ne. Labanaktis.
šnabžda angelai.